Sveiki atvykę į mano kanalą, mano vardas Aurelija. Jeigu esate čia pirmą kartą, tai dalinuosi šiame kanale įvairiais įspūdžiais iš renginių, kelionių ir taip pat rūpestėliais apie savo E36 kabrioletą. Jeigu jau mane esat matę ir sugrįžote pažiūrėti, kaip man sekasi, tai man labai smagu. O šiandien mes prausiamės. Šita kregždė nuo gavimo yra plauta vieną kartą, tai aš jau ją turiu metus laiko ir savaitę, rodos, tai vieną kartą tik tai nuplojom, bet prašau nepagalvokit, kad mes esam kažkokie tai sutriai. Esmė, kad gyvename centre, jeigu norim nuplauti mašiną arba kažką paremontuoti, tai mums reikia nueiti iki saugojimo aikštelės, pasiimti automobilį, tada kažkur jį nuvežti, ten, kur nuvežėm, išvalyti ir tada grąžinti atgal. Labai daug laiko. Keliavom plautis, atvykome į savitarnos plovyklą, dengsim stogą ir valysimės ir po to žiūrėsim, gali būt, kad reikės užsukti, nupirkti sakų valiklio. Sakų valiklis tai būtų reikalingas kapotui, nes čia truputį matosi gal blizga. Po BMW Classic Me to plateliuose gavosi taip, kad mes ją pastatėm po medžiu ir aišku, jinai po tuo medžiu apsnigo sakais. Kokie ratai baisus. Va čia visokių bulvių, vabzdžių aplipus. Nu, yra tų reikaliukų. Stiklas irgi baisus. Vytis dar dirba kažką. Nu, žodžiu, nieko gero. Nu ir va, jinai tokia visa bulkėjus, yra ratlankiai, kokie baisus. Bet šiandien viskas pasikeis. Šiandien automobilis bus gražus kaip naujas. Ir dar reikia surasti iš karto, kur yra ratlankių. Taip, de-ironezer. Taip, reaguokit. Wow, kokia rožinė spalva nusidažė. Matot? Apeisim visus ratus. Ir kol mes ją nuplausime, tai turėtų atitirpti tos stabdžių visos dulkės ir metalo. What is happening? Blem. Man juokinga, nes turbūt komentaruose tikrai atsiras žmonių, kurie sakys, o ne, Aurelija, ne taip plauni automobilį. Užpakaliuką plaunam. O, vaikyti, kaip gerai ratlankiai atsiplauna. Čia yra the best. Ir paskutinis etapas, tai ją nusisausinti kiek įmanoma. Aišku, aš neturiu ten, kur reklamuoja, ten tą tokį didelį mašinos rankšluostį, turiu tokį iš Temų, bet nusivalysim ir judėsim. Mano rankytės tai olala. Aš tai šiaip tai, žinokit, dirbu darbą prie kompiuterio, tai nepratus, kad su tokiam rankom būčiau. Na, ką padarysi, darbas. Tai gerai, liko dabar, ką padaryti, ją įsisiurbliuoti ir galėsim varyti, plauti saloną ir valyti. Stogas dabar jisai čia taip ir bus, kad pradžiūtų. Mes tokie biški prie žeplių, tai nepamatėm, kad neužsidarė langas normaliai, tai va čia ir pribėgo. Nefainai kaip. Čia va iki šiandien irgi belė kiek pribėgo. Ai, negerai. Oi, kolegos, žinokit, aš turėčiau, jeigu savo kiemą, savo namus, tai žinot, ką daryčiau? Pasileisčiau kokį podcastą, įsidėčiau ausines ir va, savo kuiščiausi, o ne blemba. Greičiau, spausk mygtuką, spausk mygtuką, eilė laukia. Nu, biški matos, kad kempinime buvome žolių kažkokių. Kraftwagen Verbenkasten. Dieve, kokia graži, nors į skelbimus dėk. Žiūrė, jinai gerai atrodo, kad retai belė kaip gerai atrodo, bet nu va, yra visokių tų lepsusų ant kapoto, tai aišku nesimato čia.
bet jai jau grėsia visiškas perdažimas, tik nežinau, gal arba kitais, arba dar kitais metais, nes va čia važinai tokių va visokių, turint sparnus, kai nuotraukose tai kažkaip pamiršti, bet kai va nusiplauni, apsižiūri, tai matai. Tai dabar parodysiu visas priemonės, su kuriam valysim automobilį. Visokių dalykėlių aš čia turiu. Tie Microfiberis 1, Microfiberis 2, Microfiberis 3. Dar turiu stiklų valiklį, interjero valiklis. Jaučiuosi, kai makiažą jums ten pristatinėčiau, ten tas, kur su rankytėm šitaip. Čia yra ratlankių valiklis nuo visokių ten tų metalo dulkių. Ceramic Quick Detailer. Tada silikonas. Visokiam irgi juodom detalėm atnaujinti. Padangų juodintojas. Odos kondicionierius. Ir last but not least interjero valiklis. Ir mano mėgstamiausias dalykas tai šitas vašiklikas. Labai patogu. Aš vis nepasimokau, kad kai valom ten tose valyklose, kad nevaškuoto stiklo, nes jis žiauriai kažkaip po to labai prastai nusivalo. Please, prašau, nesmerkit manęs, kad valau su popierium. Čia taip įtrint reikia, ne? Skaičiau instrukcijoje, kad turi būti būtinai padanga visiškai sausa. Interjero valiklio, aišku, tas nėra labai murzinas interjeras, bet nepakenks. Jūs man pasakykit, kaip pavyzdžiui iš ten iškrapštyti ten tą lapą. Pasiėmiau akinius. Opa. Jis tas lapas, tai žinokit, gal nuo praeitų metų. O, ne, jisai susitraiškis. Eik tu namas. O Rytis dabar valo saloną. Manau, kad čia viskas labai gerai turėtų nusivalyti ir labai gerai atrodyti. Ir va, čia reikėtų šitus kažkada susitvarkyti. Ir dar yra, galvoju tiksliau, kaip man tą windshield'ą patvarkyti, nes jis yra toksai pablukęs, va čia vietom ar jį išplauti tiesiog, ar jį kokiais dažais nupurkšti, bet čia gal irgi dar šią vasarą spėsiu pasidaryti. Sėdynės tai nerealiai atrodo žiauriai gerai. Padangos pajuodintos, detalės įvairiausios juodos, atnaujintos, ištepliota viskas, išvalyta. Tas bjaurus lapas išimtas. Tada salonas atnaujintas irgi, pavalytas ir išvalytas ir iškondicionuotas. Žiauriai gerai viskas atrodo. Šiaip tai Kregždė nebuvo labai tokia murzylka, nepasakyčiau. Tai to darbelio gal yra šiek tiek mažiau negu tikėjausi, bet vis tiek labai gerai išnaudotas vakaras. Ir manau, kitas plovimas tai bus, nežinau, tokiais tempais gal už 2 metų. Nėra, kad mes čia labai profesionalai būtume, bet kažką tai padarėm. Tie, kas turi savo automobilius, savo mylimus automobilius, žino, kad pačiam smagu irgi visą laiką pasikrapštyti. Man labai visokias priemonės patinka, tai aš tų priemonių visokių prisipirkau. Ir tiek žinių, ko gero. Ačiū tada labai, kad žiūrėjote. Nepagailėkit subscribe, nepagailėkit like, pakomentuokit, ką nors parašykit. Tik tai nesityčiakit iš to, kaip mes mašiną plaunam. Tai vat, ačiū labai dar kartelį, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.